Dakar Store 3 motociklų kategorijas. 2 skirtas sportau, viena pasikankinimu. Pati pirma klasė yra Rally GP, anon galite atpažinti pagal geltoną lipduko ant dalyviaus. Tai čia yra fabrikų komandas, gamintojų komandas su profesionalės už pinigus važiuojančias vairuotojas. Pačia naujausia technika, mechanikų armija ir kiekvieną dieną neįvažiuojant kaip su visiškai naujo motociklu. Realiai čia ir kaip Formula 1 ant smėlio. Tada in Rally 2 klasė. Rally 2 klasį galite atpažinti pagal baltą numeriaus lipdok. Būtent to klasėje važiuojant vis lietuvė motociklininką. Čia jau yra mažiau pinigų, bet vis tiek aniai tori ir pagalba, tori ir servizą, ir mechanikus, ir komanda, ir yra kas anim padeda. Rally 2 kategorijoje dažniausiai važiuojant arba komandų profesionalių kažkokie jaunesniai vairuotojai, kad yra ruošiami Rally GP klasė, arba žmonės netgi iš savo pinigų kai kurie važiuojant. O dabar apie rimčiausią klasę, katra vadinas Original by Motul. Ton klasį galite atpažinti pagal raudoną lipduką ant motociklų. Ir čia važiuojant žmonės be jokio mechanika, be jokios komandas, be jokios pagalbos, aniai nieko netor. Viskas, ko aniai tor, tai yra viena dėžė, katro anim pervež iš vieno taško į kitą tam tikrą mašiną. Ir realiai visą Dakarą važiuojant vieni patys. Jeigu kažko sulaužo, tai patys tvarkos gali. Jeigu kažko sulaužo kritišką, iškrent iš lenktynių. Meikt tik tą palapinės, katras irgi vežiuoja tą patį mašiną su anų dėžį ir aniai išgyvent tikriausiai Dakar. Nes ten, jeigu kažkas sulūža, tvarkas pats, jeigu pavarga, nikam neįdomu, važiuok numė, jeigu nepatinka. Realiai Rally 2 ir Rally GP sportininkai yra kaip pona, o Original by Motul yra tikrieji Dakarista. Jeigu nori daugiau sužinoti apie Dakar, kiek uns kainuoja, kokių dar yra kategorijų, paspausk follow, like ir susitinkam kitam video.